kai grauži save, iš tikrųjų pastebėk, kad labai žiauriai su savimi elgiesi. Realiai su kitais žmonėm labai retai taip elgiamės, kaip kaltindami, grauždami, bausdami, priekaištaudami patys savo. Tiesiog ten visiškai nėra jokio švelnumo ir toksai, žinai, kaip su lazda daužytum save, tarsi bus geriau. Tai tam, kad galėtum nustoti tai daryti, pirmas dalykas, siūlau patyrinėti, iš tikrųjų persižiūrėti ir paanalizuoti, ar tikrai nuo graužimo savęs pradėjau geriau dalykus daryti, ar tik tai kankinuosi. Ir galbūt pamastyti, kaip norėčiau elgtis vietoj to. O kitas dalykas, tam, kad tai iš tikrųjų tavyje pradėtų keistis ir atsirastų kitoks santykis su savim, tai kai pastebėsi, kad jau priekaištauji ir grauži save, pažiūrėk, o gal galėtum pasiūlyti savo, o žinai ką, o aš tave švelniai apkabinsiu, kaip mažą vaiką, kuris padarė nesąmonę.